Dar tokio bairio nėra buvę mano karjeroje automobilių pirkimo pardavimo. Skambina man šiandien telefonu kažkoks vyras, sako, tu iš manęs ratlankius pardavai. Sakau, palauk, negazuok, išsiaiškinam. Nieko aš nevagiu tikrai. Sako, prieš 2 savaitės pirkai iš manęs Audi A4 ir pasiėmėt ne tuos ratlankius. Blemba, mums žmona ano padavė ratlankius, taip gražus, faini, 20 ratlankiai, net per geri kaip tokiam Audi A4. Ir paėmėm, nu tai o ką darysi? Gerai, galvoju, skambinu klientui, išsiaiškinsiu, bandysiu sutarti gražiuoju, kad apkeistumėm į tuos realius 17-inius vasarinius ratus, kuriuos turėjo pridėti. O žmona susimaišius padavė vyro mašinos ratlankius, kurie realiai verti kokio 1500 eurų. Skambinu pirkėjui, taip nenorom labai įsigražino tos ratlankius, bet viską suderinom ir čiki. Ratlankiai grįžo pas pardavėją, pas pirkėją nugulė vasariniai ratlankiai. Kaip jūs būtumėt realiai pasielgę tokiai situacijai? Nebūtinai mano vietoj, o būtent pirkėjo vietoj. Ar būtumėt grąžinę ratlankius, ar nebūtumėt? Nes principė ten žmonos klaida buvo, belia kokius ratus padavė ir viskas. Sako, va, imkit šitą, susikrovė, išvažiavo, nu ir viskas. Sakykit nuomonę į komentarus, kas kaltas.